Gerą dieną, jaunimas. Kaip beįsilaikė? Kas naujesnio, kas geresnio. Pas mane daug visokiausių naujienų. Buvo daug galvojimo, darbo, biški sirgimo, biški šio bei to. Tai dabar turėtų prasidėti mano pamaina, nes dirbu kaip ir prieš tai buvau sakęs. Tai žodžiu, šitaip, net nežinau nuo ko pradėti, kaip čia jum viską. Tai, blem, aš kaip su tapkim išvažiavau. Nu nieko, vis tiek nedirbsiu. Tai kaip ir nieko tokio. Tai, žodžiu, tokios naujienos yra, kad pjovėm žolę, pjovėm ir sumastė mus išsiųsti į Lofotiną. Atgal tenai, kai buvom tam Haštade, bet ten dar toliau į Lofotiną. Tai parašė žinutė, šiandien išvažiuojat, jau buvo 1 valanda dienos, šiandien išvažiuojat, sako. Rytoj pradeda dirbti, vien iki tenais yra 13 valandų kelio. Tai bet žodžiu, su bičiu pašnekėjom, kur praeitą kartą irgi dirbom. Sako, aš tai nevažiuoju niekur šiandien, nebent rytoj. Lygiai taip pat ir aš. Nes reikia apsiskalbti, esu įsimetęs patalinę skalbtis. Nu žodžiu, daug visokių reikaliukų. Mašiną dar reikia ten persidėlioti. Nes viską iš namo susirinkau. Kaip minėjau, pardaviau namą, tai viską susirinkau iš namo. Šmutkių pilna visokių, tai turiu važiuoti su savo mašina, kad čia nebegrįžt, nes tiesi tada į Lietuvą. Nu, matom, vieščių. Atvažiavau. O, reikia iškart eiti pasimti pakrovėją, kad nepamirščiau. Labai svarbu. Žmonai dovanojau kalėdų progą, bet pats naudoju. Geras esu. Čia tas pats, kas būtų nupirkti kvepalų, bet sumaišyti ne moteriškų nupirkti, bet vyriškų. Žinau, kas taip ir padarė. Ane, simukai. Va, mano čardžeris. Pasiemu šitą. O, dar mano vienas znikeris. Ir daugiau aš berods nieko neturėjau čia. Jo. Einu dar padėti, biškį pakeisim vieną slidę. Apsižiūrim viską, paražu jį atgal į mašiną ir minu atgal į skaidį, susirinkti daiktus, plautis ir žiūrėsim, kaip čia kas ką. Darbo sauga. Safety first. Yeah. Na ką, paleidau kolegą, atsisveikinom ir greičiausiai atsisveikinom su visu. Tai va, o antra mano naujiena, kaip ir sakiau, kad turiu daug visko papasakoti, tai čia bus paskutinis mano užėjimas šiauriai. Tai labai daug buvo galvojama, tai net nefilmavau, buvau susikoncentravęs į kitus dalykus. Tai ir priėmiau tokį vieną iš įdomesnių sprendimų mano gyvenime, kad versiu naują puslapį vėl. Tai metu darbą čia, nebegrįšiu daugiau. Bandysiu kažką veikti Lietuvoje. Neturiu jokių visiškai realiai. Yra kažkokių šiokių tokių idėjų, bet kad kažką jau tokio bum susiplanavęs, tai ne. Noriu pirmą pailsėti, pagalvoti, o kažką gal pradėsiu ir veikti paskui. Bet jo, čia šnekėjom ir dėl atlyginimų su bosu ir viso kito. Nebelabai sueina man galai čia su ta vieta, toli važiuoti labai daug laiko. Aiškiai, jau susiderinom ir pradėjau ir apmokėti viską. Na, žodžiu, nesvarbu čia. Tai va, jo. Bet dabar ir paskutinę savaitę eisiu čia atgal tenais, į tą Lofotiną. Tai tenais atidirbsiu, gal 2, o gal savaitę. Nes šiaip priklauso man realiai savaitę, bet nebūsiu tas, kuris ten paukšti ir dėjęs ant visų ir tipo dingau, nes jau išeinu iš darbo. Padarysiu aš darbą iki
galo, kaip priklauso. Daug maž iki galo, tikiuosi spėti ten per 1,5 savaitės. Nu, maksimum 2 savaitės, jau ilgiau nebūsiu, nes jau ir tai bus tada gerokai virš mėnesį. Tai jo. Tai, žodžiu, reikia man dabar paskambinti, mačiau skambino, reikia paskambinti, susitart kaip kas ką. Nori, kad šiandien išvažiuotumėm, bet šiandien neišeis tikriausiai, tai tik tais rytoj anksti ryte. Tai va. Lenkiu skalbtis, apsitvarkyti, susidėlioti ir paskui dar pakalbėsim. Nu va, susidėjau daiktus į mašiną. Ten, ne, susidėjau, buvo sudėti, bet reikėjo persidėti, kad daugiau vietos pasidaryti. Ir vienas bičas pablūdo su savo simiorke. O. Gražus. Ulala. Jeigu nori, kad užmestų, turi mestis į aną pusę. Save? Nu. Jau kur nors nusipirkti, mašinį. Nu jo, padangykės rūks. Nu, šilts jau. Tas jau skambint mentam. Nu ką, truputį pasilinksminom. Nu kas pasilinksmino, kas važiūrėdamas pasilinksmino. Paraliavom, susidėjau daiktus. Sukišau bagažinę daugmaž, dar keletą liko salone, nes susitvarkyti norėjau iki galo, kad nes jau kai iš ten lėksiu, tai jau gal ir mašiną reikės pamėgoti ar ką. Tai žodžiu. Ai, blemaška, dar šaldiklis. Šaldytuvas, gal šaldytuvą kažkur reikės dėti. Žodžiu. Užknisa. Tai va, mėlėjim. Žiūrėsim, kaip čia bus mano tolesni video. Ką veiksiu, ką dirbsiu. Gal tikėkimės, kad neužsiriš viskas. Reikia tikėtis. Žiūrėsim. Tai va, tam kartui tiek būtų. Nu va, ir išmiegojom. Atėjo rytas. O rytas toksai šiandien. Laiku bėgus dėl to iš šiaurės vasarinės padangos. Čia jau prasideda šaltukas. Pirmasis. Gal ir prieš tai buvo, nežinau iš tikrųjų, bet ne, galbūt ir sakęs kolega, kad buvo šaltukas, nes aš tik atsikeldavau 10. Tai jau, visą mašiną apšalus. Balta. Nu, nieko čia keisto, bet kaip ir pirmasis sniegas, kaip ir pirmieji šalčiai, tai tokie būna fainiai įdomus, tokie gaivus. Tai paskui ilgainiui jau pradeda užknisti. Kai reikia valyti langus ir taip toliau ir panašiai. Bet oras geras, reiškės. Jau gali būti, kur būna drėgna, ant kalno, pėdėse visur slidu. Prasidės dabar tas black ice, nematomas ledas. Nieko saulė šviečia toj. Jeigu kažkur ir buvo slidu, tai toj nutirpdys. Ir bus all good. Žodžiu, nešos šmutkės, kraunamės, tvarkomės ir lekiam į kelią. Nėra kada šiandien labai daug. Niekad stoviniuot, bet niekur pardavausi neskubėsim. Bet ilgas kelias. Ilgas kelias ir kažką dar norėjau sakyti. Ir kažką pasakysiu paskui. Nu ką, sudie Finnmarkui, šiauriai. Neaišku, kada begrįšiu čia. Jo nostalgija. Ką reikia varyti. Nėra kada verkti. Na ką, kelyje. Kas čia vakar toks padaugino alaus? Nepadaugino. Viens prigėrė. Jo, biškai atšventėm. Va, aš atšvenčiau. Paskutinę dieną šiauriai. Nežinau kuriam laikui. Nežinau kada sugrįšiu. Ir dėl kokių priežasčių sugrįšiu.
Tai jo, iškėlučio nebuvo nesakingai, bet jo, ryte nelabai jaučiasi. Tai jo, išlėkiam, gal į Jaltą, dar po kavos puodelį, po kažkokį dešrainį ar kažką, ne? Jo. Užkasti ir į kelią. Žiūrėsim, kaip ten bus mum. Vėl važiuojam į nežinomybę, realiai. Kaip ir praeitą sykį. Na niek, susižiūrėsim. Ką, gero kelio. Kas važiuojat, ne, tikriausiai niekas niekur nevažiuojat, nes sėdit ir žiūrit. Va, kaip atrodo vaizdai rugsėjo, kelintų šiandien yra? Tuoj pasakysim, rugsėjo 15 jau čia yra ruduo. Ir tuoj bus žiema labai greitai. Gražus vaizdai kol kas, bet dar savaitė, pusantros ir nebeliks nei medžių. Bus gryna tundra. Praeitų savaitę dar žaliausias. Nu, labai greitai, dabar šalčio gavo, dabar jau bus viskas pabanaktis. Tai va, dar kažką, įsijungiau kamerą, dar kažką norėjau pasakyti, bet dabar jau nebeatsimenu. Norėjau pasakyti gal, kad ruduo. Tiek žinoma, kad ne. Jaučiu, ką pasakiau, nu. Va, važiuojam. Jau visus įveikėm 23 km. Labai gerai mašina važiuojam. Nu ką, reikia užstebėti ir šalčio rekordą. -2 jau turim. Žiūrėsim, kiek pasieksim. Alta! Alta! Darom į degalinę kavos gal kažkokį mėsainį, ne mėsainį, o dešrainį ar kažką biškį užkasti. Pilvukas jau prašosi, nes dar ilga kelionė. Jo, -2, paskui pamiršau žiūrėti, apie šaltį jau nebežiūrėjau. Bet apie 2 gal ir laikės, gal buvo 3-4 vietų. Bet čia Alta irgi viskas apšalė mašinos. Tai kaip supratau, ten, net iki kur ten Hašado važiuosim, tai net iki ten buvo įkėlė Hebra į stories, kad irgi pašalė. Tai nuėjo visur čia toks pirmasis šaltukas. Ką einam žiūrėti, ką duos valgyti šį degalinę. Pasimti reikia tepalų gal. Baris vakar prigėrė, ble. Ok, varom kažką žiūrėti. Atsiuntė man čia jau planiuką, kur kaip ką. Šitoj vietoje yra pažymėjo čia, taip. Na, aš ir pats žinojau, kur čia yra, bet žodžiu, pasirodo, pirmą pradėsim ne po titvarais valyti, bet pradėsim nuo kaip praeitą kartą su to šiupeliu, nes ten dar šiam kilų liko, tai mes tada nepaveikėm, niekas ir daugiau nepadarė. Tai nuo to pradėsim, tai šiam kilų, tai 1,5 savaitės iki 2 savaičių. Spėju, kad aš tą pasidarysiu ir važiuosiu į Litą namo. Kam čia nalovai? Ir viskas. Dirbs ar kas mėnesį? Nedirbs. Dirbs. Kol pabaigsim. Jeigu ekstra mokės, tai gal ir dirbsiu. No. 3 Ne, 4. Nu, nei gal. Nu, tu kitų valysi, pašnekėsim su juo. Sakyk, Justinui 4. Nu, tai moka tau. Šnekam apie mane. Mane sakys, baby. Va, pas mane paprastas burgeris, ten super burgeris. Taip atrodo super burgeris, čia paprastas burgeris. Nieko nesiskiria. Sūrio pasta yra. Į agurkų. Čia burgeris. Ką, važiuojam ir pasirodo, kad greičiausiai yra uždarytas kelias, nes įvyko akmenų griūtis. Nu, aš jau mačiau prieš tai ženklus, bet nekreipiau dėmesio per labiausiai. O dabar, man atrodo, kad bus šita. Ir gausim tada važiuoti atgal ir važiuoti didelį ratą iki Švedijos ir tada važiuoti į Norvegiją. Tai būtų nieko gero. Žodžiu, važiuojam, pažiūrėsim, gal bus nustumdė tos akmenis jau. Tikėkimės. Kaip ir tarė, taip ir padarė. Uždarytas vis dėlto kelias. Veibum. Ten kažkur yra akmenų griūtis. Nu kaip, sakau, lyg žinojau, lyg nežinojau, bet ten su ano bosu šnekėjom. Tai šis galėjo jisai pasakyti, nes jisai gyvena čia 20 minučių nuo čia dabar, kur esam, tai
Sakau, bet čia jau lygtais kelias uždarytas, dabar paskambinau aš jam. Jo, sako, rimtai kažką girdėjau, kažką ir pats vakar nevažiavo, nepravažiavo kažkur. Žodžiu. O jeigu važiuoti atgal, tai važiuoti dabar atgal reikėtų 1,5 valandos ir tada važiuoti ten aplinkui ratą, ar Suomiją, ar Švediją. Tai tada iš vis nesame. Bet sakė, gal lygtais 12 čia padarys. Neinas pas, nežinau. Lauksim, o ką daryti. Lauksim. Laikas, pinigai. Taip. Žodžiu, atšaukė dar laiką. Tai dabar nebe 12, jau dabar 3. Bet sakė, dabar skambino dar ten tas viršininkas. Tai sakė, geologas dabar atvažiavo, tai pažiūrės, ar galės atdarinėti, negalės. Ginekologą Kalnų atvyko. Nu, Kalnų ginekologą. Tai... O aplinkui labai toli gaunas, sako, Jėzum, sako, nu laukit, sako, geriau tas 3 valandas, negu važiuokit belia kiek kilometrų aplinkui. Nes tada į Suomiją, vėl sienas, visą kitą. Oi, atsiprašau, nieko gero. Tai susiradom parduotuvikę, sako, varom nusipirkti kažką užkasti. Turiu dešrelio aš, tai pabandysim paieškoti griliuko. Ir pasigrilinsim dešrelio, turiu kečupo, bulkus reikės, biški bulkus, biški alaus. Rūkyklos, ar ne? Va, rūkyklą, žuvies susirūkysim. Ir ką, ir čirli. Meškerės mes turim. Ir čirli pili, va, yra, žiūrėk. Žiūrėjau. Žiauriai gerai. Nu va, Jenai. griliuks yra. Už kur sakau? Žiopėlis, tai? Jau? Žiopėlis yra. Na ir viskas, Keisti būtų, jeigu nebuvo. einam bandelį ieškoti ir važiuojam grilinti, viskas. Atostogos. Ką, parvarėm į gamtą. Kepsim dešrelių. Gerai, kad turėjau dešrelių, nusipirkom bulkos, grilių, nusipirkom svogūną, pomidorų. Agurkų pala nepirkom. Marinuoto agurkų reikėjo nusipirkti. Reikėjo, vo, čia jo. Nu, Pravalas. kitą kartą. Kitą kartą, jau. Nu. Nes neaišku, kiek čia laiko, gal reikės pragyventi savaitę, gal 2. O paskui Lietuvą važiuosiu aš. Tai jo, pradedam kurti. Sėdėsim, pačilinsim, o ką veiks. Nieko. Na va, pasipjaustėm. Mėsyčių čia, žodžiu, visko turėjom dar biškį iš namų. Tai čia žiauriai mums gerai sueis viskas. Popieriai beveik išdegė. Vienas kažko nelabai nori degti. Tai jo, kepam. Pasidarysim, aš bent darysiuos tai kaip burgerio tipo. Dešrelės taip šnai per pusę. Apkepu dedu. Padažas, pomidoras, agurkas, svogūnas, biškį gal jalapeno. Tai dar reikėjo ir sūrio pasim. Nu visko reikėjo iš tikrųjų. Žodžiu, čia kaip mokykloje, kaip turistiniam kokiam. Tik auklėtojos nėra. Nu. Tai mes dabar skaitom darbą turistinį. Nu darbo turistinį. Darbinis turistinį. Jau kalėdinio baliaus nebebus. Mūsų. Man jo nebebus. Skanaus valgantiem.
Nu, aš jau savo sukonstravau, užsimečiam megztinius darbinius, bet aš nes kitokio neturiu, vargšas. Na va, kad rodysim, kaip atrodo. Tai žodžiu, dešelė, pačioj baltas padažėlis, dešelė apkepinta, svogūnas, agurkas, pomidoras, pomidorų padažas ir šiek tiek jalapeno. Tai... Tik to, nepaskan žvejot. Tai va, tokie reikaliukai. Kolega antrai biškį daro, prasidėjo nuo svogūno, agurko ir dešelių. Ką žodžiu, skanaus valgantiem. Žemai, visus skanaus. Nu ką, pasipietavom, dabar ant laukimo realiai. Tai pažiūrėsim dar kartelį, ar kažkokių naujų naujienų yra. Čia parefreshinam. Opa. Niekių naujienų nėra, 3 valandą laukti. Dabar jau turim po 1:15, tai dar realiai pusantros valandos. Dar pusantros valandos, nes 15 minučių prieš jau tada jau bus pasakys, ar atidarys, ar toliau nutęs. Jeigu toliau nutęs, tai šūdas. Jeigu atidarys, tai gerai tada. Bet tada vis tiek mums lieka, kad ir nuo tos vietos mums dar lieka važiavimo 11 valandų kaip minimum, bet pasimsim iš vienos vietos fūrą, tada reikės pasimti traktorių, užsikrauti, tai mums dar 12 kokiam 15 valandų kaip minimum. Čia mes tik tais realiai rytoj ryte būsim. Nežinau. Nežinau. Arba taip, arba taip. Arba niekaip. Nesvarbu. Svarbiausia, kad no stress. Hello. Are you going to that way? Atvarė toks busas čia. Danas, man atrodo, buvo. Tai... Ką? Kas? Kas Tomis? Suomis. Tai atvarė, pasakė, kad sakė 3 valandą, tai darys pusę valandos, kad visus praeis ir vėl uždarys. Tai spėsim pralėkti tada. Bra. Ką, pagaliau pajudėjom. Turim po 3 kelios minutės. Pralaukiam 5 valandas realiai. Prasėdėjom, pralaukiam. Būtumėm jau buvo vietoj beveik. Bet. Mašinų dafiga. Tai čia dabar nebesmeto, bet leidomės nuo kalniuko, tai jau ten kilo į kalną ir dar už mūsų neaišku kėlė kokie, nežinau, daug. Porą metrų. Kokie 20 mašinų tikrai yra. Ne, iš tikrųjų tai daugiau. 100 kokį. Da, švein 0,9. Tai va, žiūrim, kur tas buvo sniego griūtis, akmenų, sniego. Pažiūrėsim, kaip atrodys. Ten jeigu matysis kažkam, bet spėju, kad niekam nesimatys, tai ten ant kalno tvora yra. Ant kalno tvora ir jau tenais yra mašinų ir dar iš galo mūsų. Va dar tiek. Ir ten dar ne viskas. Žodžiu, čia sustabdė dar vienas prie šlagbaumų, tai pasakė, kad 5 sekundžių sakysim kažką, sakysim. Step call. 5 sekundžių tarpas tarp automobilių. Tai dabar varom. Čia va, pažiūrėsim, kaip parvažiuoja tikriausiai įvertinę visą situaciją keli žmonės ir darbuotojai ir jau turi su savim koloną. Daug žmonių, daug darbdavių. Daug darbuotojų. Žodžiu, pravažiavom visą tą kelią, tai likom nesupratę, kur čia ta buvo griūtis ir dėl ko čia buvo kas čia. Žodžiu, nelabai kapiš, bet svarbiausia tai, kad gavom pravažiuoti, tai dabar važiuojam ir kažką apie 6 valandas kelio, gal pasitengsim greičiau veikti ir reikės pasimti fūrą, kadį ir tada jau judėsim link tenais, bet ne šiandien judėsim, tai sušnekėjom, kad paimtų viešbutį dabar šiai nakčiai Harštade
nes jau būsim 9-10, tai kur ten be plavinės visą naktį. Nes ten dar iki tenais yra 6 valandas, kai minimum sukūrą. O dar traktorius pasiimti, reikia šiūpelės pasiimti ten tokias. Na žodžiu, daug reikaliukų, bet ką, tęsim kelionę. Va. Gavau ir aš dindelį pamušti. Užtenk man čia vienam vargti. Va, naujas šofiorius. Susijaudinęs. Eik savo vairuoja. Tu ką sakai? Iš pat pradžių sakai, wow, ble. Ne, ką. Jo, važiuojam 156 km liko iki vietos. Tai jau nebedaug. Tai būsim porą valandų, tai būsim keliavę. 7 realiai išvažiavom. 12 valandų dabar. 14,5, 15 valandų. Not so bad. 15 valandų, tai būtumėm dar, jeigu pasiėmę fūrą čia, ne, jau čia būtų be šansų, tai būtumėm ryte nuvažiavę kitą dieną. No. Tai sprendėm, kad reikia sakyti, kad reikia viešbučio, bet spėjom ir nepasakyti, susivokė. Tai va, žodžiu, važiuojam, nuvažiuosim tamsoj į viešbutį, kalsėtis ir tada rytoj darbus. O dabar tikriausiai pamontuosiu filmuką dar prie to pačio ir bus greičiau padarytas. Sakau, pamontuosiu filmuką, žiūriu battery low, bet tai buvo pakrovęs. Blemaška. O, cancel. Nu, kiek sumontuosiu tiek, bent kažkiek dabar medžiagos susikelsiu, bet ten nieko netrunka sukelti iš tikrųjų. Tai velnias, kiek čia turim procentų? 4%. Viskas aišku. Nu va, išsisprendžiau problemą, pagalvojom, prikolą pabandysiu su iPhone'o, nu ta prasme ne iPhone'o, o su jo pakrovėju, bet tas pakrovėjas tas, kaip tie galiukai vadinasi? Перекурки. Ne, perikūrkė, o to, CDC, ne. Я не žinau, nu tas перекуркis, jeigu šiaip. Tai žodžiu, kurį perikūrkė, vat, yra specialus pakrovėjas, kur iPhone'am gali naudoti, gal ne iPhone'am, ne tik iPhone'am. Telefonam, tai toks, ir tada prie kompiuterio. Ir sakau, prikolą pabandysiu, gal netyčia krauna. Ir, žinokit, krauna. Jau 5%. Įdomas darbą. Pirmai pajungiau kamerą, tai žiūriu, kad čia visur ta šviesa, tai taip man skraidžia, tai buvo nustojo fokusuoti. Tai, žodžiu, iš naujo, tai atidaužėm 14 valandų plius minus, bet didžioji dalis į didesnę pusę, tai atvarėm į viešbutį, į tą patį, kur ir prieš tai gyvenau. Turiu 9:30. Prisičekinti į kambarius, pailsėti ir viskas. Rytoj vėl darbas. Rytoj nusprendėm per daug nesidraskyti, kad ten nuo 7 ar kažką tai įsimiegosim, nes rytoj vėlgi mūsų laukia kelionė apie 7 valandas. Vien tik tai kelio, 7-8 valandas gal. Tai, kad ir nuvažiuosim, pasiruošim darbui, tai ten padirbti irgi, ten pas 2 valandas jau nebegelbė iš tikrųjų. Tai žodžiu, tiek žinelių. Einam, čekintis ir dar pašnekėsim. Yra problemų, Dariaus nenoriu priimti kambarį, aš tai jau gavau savo. Bet Dariaus neprims. Kaip vis laik problemas. Miegosim viens kambarį, kits koridorių. Pasikeisdami. Aš į X varyti. Nėra vietos. Tai, nu žodžiu, laukiam, išsiaiškinsim. Gavom kambarius. 5-4-4. Aš kapės laik, man vis. Cies 2. Mokyklų, 2 teis laikiau, vėl. Ką, važiuojam į viršų, jis 2, aš 5. Žodžiu, varysim pasidėti daiktus, tikriausiai nusileisim išlenkti po 1 bokalą alaus. Na ir išsprendė, paimtinė jau.
Bosų pirmenybė. Pasivažinės. Čia kaip autobus dabar organizuoja. Tai išlenksim po bokalą alaus ir eisim ilsėtis. Ane? Ką ten rankų turi? Davai, susisuksim. Nu. Tai va. Ir jum, ačiū, kad žiūrit. Share, like, subscribe. Stengsiuos palaikyti kontentą kiek įmanoma daugiau. Bet dabar turiu eiti ieškoti savo kambariaus. Jo. Čiau.